Tęsime Delfi dieną su mūsų tradicinė ketvirtadienio knyginėjimo rubrika. Na, o šį kartą po jos padidinamoju stiklu Vilniečių šeimos Algio Bitauto ir Giedrės Bitautienės knyga Mokytojo išpažintis. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Labai trumpai pristačiau, nes labai noriu, kad jūs kuo daugiau papasakotumėte patys, nes tikrai šeimos nedažnai ateina vieną bendrą knygą pristatyti. Tai aš labai noriu jūs nuoširdžiai pasveikinti su jūsų kūdikiu tokiu. Ir ar kaip toks jisai pirmasis jūsų bendras toksai darbas kūrybinis? Turim 2 gyvus kūdikius, o knyga tai pirmoji iš tiesų. Ir mum ir patiem truputėlį buvo tas iššūkis, kaip čia sušlifuoti visus tuos kampus, nes vienas truputėlį kitaip įsivaizdavo, kitas kitaip, tai reikėjo ir šeimoje surasti konsensusą bendrą, kad tenkintų abi dvi pusės. Tai jūs pagal profesiją mokytojas, o taip, jūs bibliotekininkė. Taip. Tai viskas taip gražiai kažkaip čia susirezonavo, ar ne, abiems matyti. Ir taip greičiausiai buvo jūsų jau ilgalaikėje perspektyvoje kažkoks planas turėtas. Jūs seniai buvo sugalvoję, ir čia ekspromtų gimė. Iš tiesų tas istorijas mes nešiojame savyje, kai kur ten, ir kadangi knyga yra paremta tikra istorija, tai yra labai daug dialogų iš mūsų gyvenimo, iš mano pedagoginio darbo. Ir net yra vienas toks momentas, kai mūsų tuokė brolis kunigas Bernardinas ir jisai paklausė, ką mes dirbame. Tai aš pasakiau, kad mokytoju dirbu, Giedrė pasakė, kad bibliotekininkė dirbo. Ir brolis sako, vaikai, tai yra labai geros profesijos, jos yra skirtos Dievui tarnauti, žmonėms tarnauti, bet iš ko jūs gyvensite? tai brolio tą frazę irgi panaudojo iš tiesų ir mūsų šeima ir lydi, visą laiką prisimenam taip ir nusijuokiam. Žodžiu, tai taip mes gal taip ir nebuvom užsiprogramavę, bet nesąmoningai taip gimė. Vieną kartą grįžtu aš į namus, kaip ir visą laiką mokytojas, kai grįžta po pamokų, geriau jau jo nejudinti. Ir Giedrė taip sako, žinai, sako, aš matau tavo jau tą jauseną, tavo būseną, tai sako, gal imam ir rašom knygą. Ir taip kažkaip nesąmoningai mūsų tos mintys sutapo ir aš galvojau apie tai ir ji pagalvojo ir aš tada galvoju, oho, ar iš tiesų, kai yra kalbama, kad sutuoktiniai kartais mąsto vienodai, tai kaip čia, ar tikrai čia tai buvo? Ir taip nutiko iš tiesų tas mūsų sprendimas ir gimė. Geras, su juo labai sveikinu. Tikrai nuoširdžiai. Giedrė, kaip pat jaučiatės, kad pavyko realizuoti šią idėją? Netikėjau, jaudinausi, nes kaip vyko tas rašymo procesas, labai gyvenau šitą knygą, gyvenau kartu su mūsų pašnekovų istorijomis, ten yra daug tikrų pasakojimų, pergyvenau, nežinojau, kas bus toliau. Tai apie patį turinį šiek tiek dabar pasikalbėkime. Sakote skirtingų pašnekovų. Tai tikrų, visiškai autentiškų mokytojų realybėje besidarbuojančių šį darbą istorijos. Visiškai autentiškų, besidarbuojančių. Noriu iš karto pasakyti ir žiūrovams, kurie galbūt skaitys ir bandys ieškoti, nes jau yra tokių mūsų knygos skaitytojų, kurie ieško konkrečių asmenybių. Tai mes kiekvienam žmogui sukūrėm prototipą, ten nėra tikrų vardų ir pavardžių. Bet aš įsiterpsiu, aš mačiau vieną iš mokytojų identifikavo save viešai. Tai pati taip nusprendė. Mokytoja Veronika pati taip nusprendė, bet mūsų nebuvo taip sąmoningas tikslas kažkokius mokytojus akcentuoti. Mes daugiau per tuos mokytojų paveikslus norėjom akcentuoti švietime esančias problemas. Tai šiaip turiu... Bet algi reikėtų pasakyti, kad knyga kaip susideda. Skyriaus pradžioje yra tikras pasakojimas mūsų kalbintų pašnekovų, o paskui jau eina mūsų grožinių personažų istorija, kurias vieną kitą papildo. Mokytoja Veronika tai buvo viena iš mūsų pašnekovių ir yra daugiau kitokių. Ir sukurtas toks prototipas, toks personažas. Labai mokytojos Veronikos esam labai dėkingi, nes jinai labai paatviravo, netgi niekur interviu nėra davusi tokių pasakojimų, kiek mūsų knygai. Intriguoja. Ir ten yra toks irgi skyrelis mokytojai anomalijos. Taip galvojam dar kaip ir pavadinti. Tai yra, žodžiu, mokytojai, kurie nėra tie tipiniai nuobodus mokytojai, kuriuos mes įsivaizduojam, bet mes galvojam ir reiškia mūsų pašnekovai kalbinti galvojam, kad mokytojas visgi neužsidaro tarp tų 4 mokyklos sienų. Jis gali būti puikus influenceris, visuomenėje matomas veidas ir švietėjas, tikrai tą plačiaja to žodžio prasme.
O ar jūsų paties, kaip istorijos mokytojo, istorijos tam tikros išpažintys nugulė knygoje? Be abejo, nugulė, tai čia beveik didžioji dauguma yra ir mano, ten tų mokytojų kitų yra tik tokie kaip papildymai iš esmės, bet mano ta istorija mes nenorėjom kažkaip tai, kad būtų konkrečiai istorijos mokytojo. Labiau norėjom kalbėti visų mokytojų vardu, nes visi mokytojai, nepriklausomai nuo to, kokios tu disciplinos, ar lietuvių kalbos, ar kūno kultūros, ar dailės, ar muzikos, visi tie mokytojai susiduria su tomis pačiomis švietimo problemomis ir būtent mes labiau norėjom visuomenę supažindinti su tuo, kaip mokytojas susitvarko su iššūkiais mokykloje ir kaip mokytojas susitvarko su iššūkiais namuose, nes mokytojo darbas yra toks, kad jis nesibaigia konkrečias valandas ir čia jau daugiau mano žmonelė, kurios personažas knygoje yra Birutė. Tai, žodžiu, jinai grįžtų ir jinai klauso mano tos išpažinties. O man pasakoja visi Lietuvos mokytojai išpažinti, kurie, skambina, rašo, dėjuoja, bėdavoja, ieško patarimų. Tai, žodžiu, ir toliau mes knygoje paliekame elektroninį paštą mokytojaišpažintis@gmail.com. Tai jeigu kas nors norėtų iš klausytojų išgirsti ar būti išklausytas, tai mielai laukiam jūsų, rašykite savo istorijas, galbūt sugalvosim dar kažką. Galbūt nusimės tam tikrą, emocinę kažkokią tai sunkumą, tokį kartais išpažintis ir tarp mokytojų būna vertingos, aš net neabejoju, kartais tų sunkumų pasitaiko kasdienybėje šiame darbe. Kaip pasiskirstėte, sakykite, jūs pareigybėmis šią knygą rašant? Tai jau išgirdome, kad jūs išklausėte savo vyro išpažinties. Algis yra pasakotojas, jis puikiai valdo liežuvį. Mano užduotis buvo tekstai. Įsivaizduoti, tie mūsų personažai, kurie jie yra ir per mano pačios asmeninius išgyvenimus perėję. Tai mano užduotis buvo tekstai padaryti taip, kad žmogus su pasimėgavimu skaitytų tekstus. Taip. Sukonstravote jau tas tekstus mums meistriškai. Čia toks truputėlį amerikietiškas rašymo būdas, kuomet pasakotojas įgarsina, o žmonės, kurie turi tą Dievo dovaną plunksną valdyti, tai tiesiog užrašo. Nes aš iš pradžių ten bandžiau meistrauti, tai truputėlį per daug moksliškai gavosi, tai nepaskaitomai, tai, žodžiu, Giedrė nušlifavo, nutrynė, ko nereikia ir, žodžiu, padarė taip, kad būtų tie mokytojo tas balsas įgarsintas. Tai kasdien turėdavau per dieną mokykloje kokį nuotykį apturėti, kad daugiau tų pasakojimų turėčiau ir daugiau turėtų šviežienos namuose Giedrė, nes kai rašėm visą laiką grįždavau ir sako, ką dar papasakosiu. O taip nėra, kad kiekvieną dieną man vis ten nuotykiai vyktų. Taip, visą laiką būna ir gerų, ir šviesių dienų. Tai, žodžiu, tekdavo kai ką ir sukurti, ir sugalvoti, arba ir čia atsirado. Prisiminti galbūt iš praeities. Prisiminti iš praeities, bet čia atsirado labai pagelbėjo tie ir socialiniai tinklai, nes parašydavau, kas norėtų kažkuo pasidalinti, ypatingai savo pažįstamiem mokytojam rašydavau kažkokią konkrečią temą, kažkokią aspektą. Tai nugalė ir tikrai mes esam labai dėkingi mūsų kalbintiems pašnekovams, mūsų draugams, bičiuliams, nes turiu tų mokytojų ratą gan platų, kur mes turime netgi savo atskiras tokias messengerio grupės, kuriuose bendraujam tam tikrais pedagoginiais klausimais. Tai, žodžiu, ačiū Jums visiems, kad pasitikėjot mumis. Ir priėjot išpažinties. Ir tos išpažinties priejo, kaip ir sakote, ta jūsų bendruomenės pagalba. Tiesiog jums pačiam buvo pakankamai lengva prie jų prieiti, bet ar visi taip nori, iš pradžių sutiko kažkaip, ar teko gal kartais ir kai kuriuos įkalbinėti, žinant jums pačiam gal to žmogaus įdomias istorijas? Žinokit, iš tiesų visi nori, gal aš tik ir kalbinau savo tuos žmonės, kuriuos jau pažįstu ir nei vienas neatsakė. Tai gal tiesiog dėl kitų dalykų buvo su kai kuo sunkiau sukontaktuoti, tai yra rasti abiems priimtiną laiką, nes, iš tiesų mokytojai dirba pusantro etato ir daugiau visą laiką, tai kažkur atrasti tą laiką yra šiek tiek buvo gal kebliau, bet šiaip, visi žinodami ir pažinodami dalyjosi noriai ir nieko ten per daug net ir neklausinėjo. O ką jums kaip šeimai atnešė? Galbūt ką yra teme, nežinau, šios knygos rašymas, dėliojimas? Jeigu galite, aišku, šiek tiek čia su mumis pasidalinti. Tie dialogai tarp veikėjų, nežinau, aš taip projektavau, būriau, tie supratingumas, vienas kito palaikymas, kažkaip, kaip jau pradėjom suprasti, kad iš tikrųjų ta knyga bus
mes išmokome vienas kitą labiau išgirsti, bendrauti, bendradarbiauti, kaip pora, kaip komanda, tai atsirado tikrai glaudesnis ryšys. Tiek jis pamatė tam tikras mano savybės, kurias aš toj knygoje taip pat išguldžiau, tiek ir aš jo pamačiau. Tikrai labai įdomu. Ir dabar namuose abu nenustojam rašyti, tai aš labai džiaugiuosi, kad ir mano žmona dabar turi toliau rašymo šiokių tokių planų ir aš turiu šiokių tokių rašymo planų. Tai dabar galvoju, kaip čia mums reikės suderinti toliau, nes yra ir mergaitės, kurios taipogi reikalauja dėmesio. Tai kol vienas kažką rašo, kitas turi tada užsimti. Tai žodžiu, mes kaip treniruočių grafiką sudarysim, kas tuo metu bus su mergaitėm, kuris galės rašyti ir tada apsikeisdami kažkaip tai pildysim kitus savo sumanymus ir planus.